Tai sveiki žiūrovai. Tai bandysim dabar jau šiek tiek kitaip žvejoti, nes temperatūra nukritusi. Tai labai keistai kažkaip atrodo. Atrodo turėtų daugiau saulytės būt, bet nėra. Na, bet šį kartą, sakau, kitaip biškį bandau žvejoti, todėl kai aš žvejau dabar paviršiais. Ne visai paviršiais, ten iki metrą gal. 1-2 m užgilinu masalą. Ir tas vanduo pakilęs yra, nors vanduo pakankamai skaidrus. Tai mąstau, reikia šiek tiek stengtis masalą giliau paleisti tom lydekom, pateikti ant lėkštutės. Ir masalus kitus dabar naudoju, pavyzdžiui, švardzonkę ir maktreiserį bandau. Žiūrim, kas čia bus. Sunku išsirinkti masalą, kai nieko neina pagauti. Sunku kiekvienu masalu patikėti, nes tiesiog neina pagauti. Nežinai, ką daryti. Žvejoji ir atrodo šulinį žvejoji, bet nežinia, kada gali kokia paimti. Bet jau dabar tie orai, kai vėsesni yra, tai jau rudens mėnuo pastinis. Na, bet mūsų stilius išlieka žolėse dirbti ir bandysim, kol ką nors gal pavyks pagauti. Nes taip kiekviena žvejyba dabar tokia, kad ar pavyks, nepavyks pagauti. Pasižaidėm su šiuo masalu labai trumpai. Gerai, daug čia. O, mano spalvytė tokia. Bandysime ant šio masalo. Basted Jerkas vėl į darbą. Nežinau, ką dėt, kad nors normaliai kiptukas. Aš geriau dedu Basted Jerką, savo ramiai pažvejoju, nėra tai nėra. Dar apalinį tą užsidedu, kur buvau ką tik užsidėjęs. Dar man jisai irgi visai patinka, toksai gan universalus daiktas yra. Ir ešerį teko pagauti ant jos lydekų sezono pradžioje. Net pirma žvejyba turbūt buvo, net tai 40 cm buvo. Ir lydeką pavyko palauk, dabar neatsimenu, kaip ant kokios ten, irgi gal turbūt ant rapalas buvo, žodžiu, geras labai masalas yra, jis vertas dėmesio kiekvieno. Bet čia yra skaidrus vanduo, viskas čikiai-pikiai atrodo, jau tu gali ten, nežinau, čia gilis, kad ir 3 metrai būtų, jau atrodo, imkit po galais. Iš tų 3, iš tų 4 metrų galų gale. Vis tiek niekas nelenda lauk. O jau kai pasirodys, tai turbūt pasirodys. Nes čia man labai gražiai atrodo, ten lapukai palei aną krantą šiek tiek matosi. Čia paskiau link manęs matosi, bet dabar sunkiai matosi, ant dugno yra reglutės ar kas, žodžiu, tokie žolių stulpai gražus. Čia ledas, tiesiog vieta šita, atrodo, turėtų kažkas tikrai imti. Yes. Kaip smagu. Nors maža, bet vis tiek smagu. Pipiriukas. Ai, tik tai nesu... Oi tu. Taip nedaryk, kirdė. Na, būk normali žuvytė.
Būk normaliai. Mano kiaulinytės nori pradurti. Pokšts. O jau dėliukė. Oho. Nu, nedaug dėlių, bet vis tiek dėlių yra, tai... Tik tai tokia. Pipiliukas. Va, koksai mažytis žuveliukas. Šauk. Ui. Dar pridursiu, čia skęstantis masalas yra. 7,4 gramai. Na, žinot. Kas žinot. Tai va, toks spalviukas. Žiauriai man patinka šitas spalviukas. Oi. Sumuštinis. Oi, pažadėjau. Biški dar šalta. Valandų turim po 2:15. Ir turim vieną sumuštinį. Bliama, ta kamera kažkaip žemai nuleista. Lėšiuką nudaužiau su vobleriu. Dabar jūs mane matot biški arčiau. Ir bet reikia pasilinkt daugiau. Pasižvalgysim, pagalvosim. Po 2:15. Nežinau, kas čia bus. Dabar čia tas vienas kibimstas gražiai buvo toks. Bet svarbiausia, kad kimba. Bent jau tas gerai. Lapai. Opa. Žiūrėjom. Masalų turim, bet nežinau ką dėti. Švardzonkelę nenoriu dėti. Maktreiserę. Bet čia pradžiai su juo dirbau. Tokiu masalu. Niam. 140 gramų, kiek atsimenu. 16 centimetrų šitas vobleris. Tai va, 140 gramų. Čia matom biškį paturbinau. Akį pakeičiau. Nepakeičiau, nes aną iškrita, tai reikėjo uždėti kokį nors galėjau ir nedėti. Tai vat, irgi ant jos pakavęs ne vieną lydeką. Ką aš dar noriu parodyti. Tai tokį masalą turiu. Retai kada matau tos baltos spalvos, kad daug būtų. Čia balta, čia juoda, čia toks akcentėlis toksai. Nu gal pabandom. Pažiūrėsiu. Gal sueis. Tai toks pat kaip ir šis modelis. Skęstantis. Dedam ir bandom. Buvo lydeka atsekė ir neėmė. Dar vieną bandom. Čia kažkur jį netoli buvo nuvarius. Normaliai visai. Tikrai porą kilų tikrai buvo. Ataka buvo. Ir galiai buvo. Ir kibimas. Toliau kas. O šitas vobleris man nelabai patinka. Tas jo veikimas kitoks nei mano kitų bastičerkų. Matai. Dėl atakavo. Susuka voblerį. Čia lapukai buvo. Mastu. Čia turėtų būti. Bet staigiai puolė, krimstelė ir paliko. Tik vobleris šitą pavadėlis ant kablio užsimetė.
Nu kažkaip nežinau. Nekimba. Eikit savo. Žiūrėkit, kokias monstrės kimba. Eik tas. Oi. Biški palauk. Na, atsibudai. Galiu pasakyti, man su didelėm šį kartą nelabai kas gaunasi. Bet buvo viena kibusi tokia virš poros kilų. Per kamerą tai tikrai nesimatė. Nu tai įkibo. O, pažvėjavom šiandien šitaip. Tai dabar dar noriu pasakyti, bandžiau ir toliau nuo krantą šiek tiek jas viliuoti. Netgi gal sakyčiau nėra reikalo tenai kur nors bandyti tą woblerį nardinti į tą gylį, kad ten į kažką pasiekti viduriniuosius sluoksnius, tai nes parplaukinėjant dabar, sakau, vėl basti džerk užsidėjau. Kimba vis tiek, lydekas bando imti, seka, nu tai viskas aišku, vadinasi, jom nereikia ten kažką tenai kaip pateikti kaip ant lėkštutės. Na ir tiek šiandieną. Nepabėkit, žiūrėkit toliau. Oras identiškas, kaip ir prieš tai. Ir vėl žiūrėjom toj pačioj vietoj. Bandysime kitus masalus. Kaip dirbs tie mūsų vičinginiai masalai. Turim mes čia gan įvairių woblerių. Su lūžusiais kabliais. Kur mano tie rangeriai? Va. Ryškusis. Šį kartą gal norėčiau labiau tokio woblerio, tokio šaltų spalvų. Na va, tarkim šitas. Rangeris 130 mm. Nežinau, kiek čia tų gramų jisai skęstantis, deklaruojami yra, kiek pamenu, 2 metrai, kiek, nu, žodžiu, matau tą prašymą ir pradėkime ant jo žvejoti. Jau nekantrauju, kas čia galima jais užkipti, gal net ir šiaip jais užkips. Na, žinoma, su džerkiniu kotu nepatvičinsi, gali patvičinti, bet tai nebus tokio komforto, nebus tokio įdomumo. Turiu savo seną kroiksiuką, 10 metų, suporuotas su chronarchu, lengva ritikė, nuo 10 iki 30 gramų kroiksas. Tada turim tokią, nežinau, šiek tiek bėdelį yra su tuo pavadėliu, nes anksčiau naudodavau 0,9 mm. Dabar čia yra milimetrinis. Na, žiūrėsim, čia baisiai paveiks šitą woblerio darbą ar ne. Jaučiu, kad dirbu normaliai, nors seniai jau dirbau su tais tačikiniais wobleriais arba vadinamais džerbėtiniais. O, liuks, super. Buvo, yra mažytė. Geras. Jau vienas siekimas buvo. Ir bandė griebti. Na va.
kažkas jau veiksmo turėsim šiandien, man atrodo. Tik tai, kaži kaip su didelėm bus. Nu, nesvarbu, iš tikrųjų svarbiausia mėgauti žvejybą. Nes jau darosi įdomu. Ešerys buvo. Ešerys atsekęs buvo. Neblogas ešerys. Judesio buvo, bet nepaėmė. Bet reaguoja. Bandysim kitą masalą. Jau, gal netgi reikėtų šiek tiek aukščiau bandyti. Pravesti jom, kur čia tave buvau ištraukęs. Aha. O gal netgi ir agresyviau pabandykim. Tada imsiu rūdrą. Skęstantį rūdrą. O šitaip. Užsidėsim. Ir pabandysim. Yra. Yra. O, ešerys! Wow! Ešerys! Gavo per kuprytę. Ir pirmoji žuvis ant rūdros. Palauk. Didelis ešerys. O. Gavai per kuprytę. Nu. Išonyti biškį. Opa. O čia tai ešerys. Klausykit. Kokie sparniukai gražus. Ką mes matom? O. 34. Toksai grožis. Jis. Išsižiok. Nesinervuok. Atsipalaiduok biškelį, nu. O. Tik dabar nesidaužyk. Tik dabar nesidaužyk. Matai, eik puso, eik tu geras berniukas toksai. Ant pertraukėlės iššovė. Uk tu savo. Dar tas peršiukas, reikės biškį pasėdėti ramiai, kad tas kraujukas man nustotų bėgti. Varyk čia, varyk, va. Ui, varyk atgal. Ateik čia vėl. Susituri rankos, dulksna kažkokia tai purškė, nesmagi. Tik tai kavėje nėra. Aparatūra baigs sušlapti.
O. O. Turiu. Oi, kaip tu čia mane kabinai gražiai. Dabar reikia atgal tave dėti. Nu. Šitaip. O. Mane biškai kupragalai. Nieko. Ką tokia. Ant rudrikės. Tai tokie mūsų šiandien žvejybiniai rezultatai, kaip matėte, ir su džerka žvejom, ir su dvičinginiais masalais. Tos 2 dienos buvo panašios labai ir iš tikrųjų, mažesniai lydekai lengviau įsiūlyti mažesnį masalą negu tokia basti džerka. Plataus profilį, tos lydekas jom sunkiau paimti. Įsiūlyti eina su juo taip pat kaip ir su šituo, bet į jų burnytės netelpa šitas masalas tiesiog. Tai vat, rezultatai tokie, kaip sakau, ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki